Viskas prasidėjo nuo to, kad visgi prevencija prieš vėžį, tai yra sveikas gyvenimo būdas. Tai viena iš rūšių, tai yra bėgti bėgiojimas, bėgti maratoną, bėgti bet kokią distanciją, apskritai judėti. Ir taip visiems tokiu būdu kažkaip pranešti, kad tai yra vienas iš sveiko gyvenimo būdų užkirsti kelią vėžiui. Tad, kaip ir šiandien, džiaugiuosi, kad prisijungė Panevėžio Lietkabelis prie tokios gražios akcijos. Labai esu dėkingas klubo organizacijai, žaidėjim, treneriam, visiems, kurie prisideda. Tikrai džiaugiuosi, nes tai yra ves teigiamų emocijų visiems ir aš manau, gerai praleisim laiką ir visiems bus labai malonu. Bėgimas ne šiaip tai bėgimas, bet yra parama Rimo Kukėno fondui, kuris daro daug gero vaikams, sergasi psichologinėmis ligomis. Ir taip išeina, kad klubas šiemet turės nemažai tokios smagios užklasinės veiklos, ar ne, pagelbėti žmogui? Labai tikiuosi, nes mūsų tikslas ne tik žaisti krepšinį, aš manau, kad ir šiek tiek parodyti pavyzdį kitiems kažkokiais tai darbais. Tai žodžiu, ne tik visą Panevėžį, bet ir Lietuvą krėsite gerumo virusų? Tai reikia krėsti gerumo virusų visus dešius esančius šalia. Po truputį, jeigu galim sudalyvauti tokią akciją, yra labai gerai. I mean, it's always good to do something to help somebody out. I'm excited because it's my first time running the marathon, so it'll be interesting to see how it goes. So it's pretty exciting, yeah? Yeah, it's pretty exciting. There's a lot of people out to support, so it's okay. So it would be like a nice training for today, yeah? Yeah, a good workout. Get a couple miles in running, cardio, conditioning. It's okay. Because the view's a little nicer up here, my dear. It won't be long now, it won't be long now. When we get back on land, well, I'll never get my chance. Be ready to live and it'll be ripped right out my hands. And maybe someday we'll take a little ride, go up and everything will be just fine. We'll go up. Guys, how do you feel? Yeah, man, I feel good, man. Good? That was a good run, baby. That's how you do it. That's how you do it.